Bičiuli, žinau, ką darai. Skrolini skelbimus, matai rimtą pilnos amortizacijos žvėrį už 1000 eurų ir galvoji, oho, va čia tai dylas. Visi tau sako, im fulą, im pilnos amortizacijos, bus minkšta, lėksi kiaurai viską, bet nusiramink, ruošiesi padaryti klaidą, kuri kainuos ne tik krūvą pinigų, bet ir tavo skilsus. Sakau tai, ko pardavėjai nepasako. Tas pigus, naudotas fulas dažniausiai yra tiksinti finansinę bombą. Tai ne dviratis, tai svetimos problemos, kurias ruošiesi nusipirkti. Šiandien išsiaiškinsim, ar tas amortizatorius gale tave gelbėja ar tiesiog stabdo. Ir kodėl kartais paprastas hardtailo rėmas yra geriau nei fulas lavonas. Važiuojam. Būkim atviri, Lietuvoje mažai kas eina į parduotuvę ir numeta 5 ar 6 tūkstančius eurų už naują elektrinį dviratį. Mes esam praktiški žmonės, mes ieškom variantų, derimės, naršom skelbimus ir bandom rasti tą aukso grynuolį. Ir tai yra gerai. Aš pats mėgstu gerą, naudotą radinį, tai šioks toks net azartas. Bet čia slypi didžiausia spąstai. Kai biudžetas ribotas, atsiduri amžinoje kryžkelėje. Ar rimti paprastesnį, galbūt naujesnį hardtailą, ar rizikuoti rimti senesnį, bet kietai atrodantį pilnos amortizacijos dviratį. Ankstesniame video jau kalbėjome, kad dažnai nusiperka per rimtus dviračius. Bet šiandien išardysim šią dilemą dalimis ir pažadu atsakymas tau greičiausiai nepatiks, nes pigus fulas veikia pagal tuos pačius fizikos dėsnius, kurie dėja yra prieš tave. Gerai, pradėkim nuo to, kas vyksta po užpakaliu. Ir čia nereikia būti mokslininku, kad suprastum esmę. Pirmiausia, hardtailas. Viskas paprasta. Vamzdžiai suvirinti į trikampį. Tai pati standžiausia geometrinė figūra. Galas nejuda, 0 mm eigos. Ką tai reiškia tau? Tai vadinama direct drive. Tiesioginiu perdavimu. Kai mini pedalus, grandinė įsitempia ir 100% tavo energijos eina tiesiai į galinį ratą. Nėra jokių tarpininkų. Dviratis šauna į priekį kaip raketa. Jausmas lyg vairuotum sportinį kartingą. Kieta, tikslu, jauti kiekvieną akmenuką, kiekvieną duobę. Esi tiesiogiai susijungęs su trasa, bet kitas akmenukas tampa rastu, hardtailas spiria. Ir spiria stipriai. Galinis ratas atsitrenkia į kliūtį, jis neturi kur dėtis. Negali pasitraukti, todėl visas dviratis metamas į orą. Ta akimirka, kai ratas ore nebelieka sukibimo, negali stabdyti, negali greitėti, negali vairuoti, tiesiog kovoji už savo išlikimą. Dabar fulas. Čia inžinieriai prikišo guolių, svirčių ir tą magišką amortizatorių. Tai veikia kaip trintukas. Kali į šaknį, ratas pasitraukia, amortikas valgo smūgį, o tu sėdi ramiai, tai leidžia važiuoti ten, kur hardtailu seniai eitum pėstute. Atrodo tobula, ne? Bet čia prasideda problemos, apie kurias niekas nekalba. Visi tie privalumai veikia tik tada, kai pakaba yra gera, o pigi arba sena pakaba veikia prieš tave. Žiūrėk, kiekvieną kartą, kai minu dviratį susmunka, dalis mano jėgos eina ne į ratą, o į spiruoklę suspaudimą. Taip kovoji pats su savimi. Tai tas pats, kas bėgti per smėlį ar bandyti bėgėti sėdint ant minkštos sofos. Nauji prabangus dviračiai turi sistemas, kurios tai panaikina. Bet tai 10 metų senumo dviratis iš skelbimų suvalgys tavo jėgas dar nepasiekus miško. Dabar perkelkime fiziką į tavo piniginę. Tarkim, turi 1000 eurų. Tai nemaža suma. Už šią sumą skelbimuose rasi 2 variantus. Variantas A, kokių 12-14 metų pilnos amortizacijos dviratis, jis atrodo rimtai, gal turi net Fox lipduką, bet bičiuli, technologijos pasikeitė. Senas fulas turės pasenusią geometriją, statų priekį, trumpą rėmą, leisdamasis nuo kalno jausies lyg virstum per priekį. O amortizatoriai per 10 metų tepalai viduje virto košė, riebokšliai sukietėjo, ta minkšta pakaba veiks kaip paprasta spiruoklė be jokio slopinimo, tiesiog linguosi geriausiu atveju. Variantas B. 3-4 metų senumo ar net naujas hardtailas, už tą patį 1000 gausi kosmosą, lengvą rėmą, modernę geometriją, ilgą, žemą, stabilę ir svarbiausia komponentus. Gausi šakę, kuri iš tikrųjų veikia. 12 bėgių, kurie veikia kaip laikrodis. Gausi stabdžius, kurie nestabdo, o sustabdo. Ir svoris, senas aliuminis fulas, svers apie 15-16 kg. Geras hardtailas 12-13, tai 3-4 kg skirtumas. Įsivaizduok, kad prie tavo dviračio pririšta plyta. Ar tikrai nori tempti tą svorį vien dėl to, kad galėtum pasakyti draugam, turiu fulą? Bet tarkim, manęs neklausai, nori komforto, pirkdamas naudotą fulą nusipirki svetimą aptarnavimo istoriją, o dažniausiai jos nebuvimą.
Hardtailą nuploviai, sutepi į grandinę, važiuoji. Tai nėra kam sugesti. Fulas, čia kita tema. Čia yra krūva guolių, jie gauna purvo, vandens, mūsų lietuviško smėlio. Jei perki naudotą dviratį, 90% tikimybė, kad guoliai jau yra mirę. Jų keitimas su dalimis ir darbais servise 100–200 €. Galinis amortizatorius, jį reikia servisuoti kas 50 valandų, oro kamera ir kas 200 valandų pilnas servisas. Pilnas servisas kainuoja virš 150 €, jei amortizatorius senas, galbūt jo net nebeįmanoma suremontuoti, nes tiesiog nėra dalių. Tada aišku lieka naujas 300–400 €. Ar esi pasiruošęs iš karto po pirkimo investuoti dar 500 €, kad tas dviratis važiuotų? Jei perki paskutinius centus krapštydamas, senas fulas tave suvalgys. Stovės garaže, nes neturėsi pinigų jam sutvarkyti. O važiuoti su klibančiu rėmu yra tiesiog nesmagu. Dabar grįžtam prie tobulėjimo temos. Jei esi pradedantysis, tavo tikslas yra išmokti valdyti dviratį, o ne tik ant jo sėdėti. Hardtailas yra griežtas fizinio lavinimo mokytojas, kuris nemeluoja. Jei sėdėsi kaip bulvių maišas per šaknis, gausi smūgį į stuburą. Jei pasirinksi blogą liniją, prarasi greitį, tai priverčia skaityti trasą, priverčia dirbti kojomis, amortizuoti keliais, pumpuoti kiekvieną nelygumą. Išmokęs varyti greitai su hardtailu įgausi tokią techniką, kad vėliau persėdus ant bet kokio realiai dviračio būsi nesustabdomas. Tuo tarpu fulas yra atlaidus, leidžia būti tingiu, gali kalti tiesiai per viską, nesirinkdamas linijos. Dviratis tiesiog išgelbės, taip, tai suteikia pasitikėjimo. Tai leidžia greičiau bandyti šuolius, mažiau baisu, bet pradedančiajam tai gali suformuoti keleivio sindromą. Tikėtis, kad dviratis viską padarys už tave, kai greitis padidės, fizika nubaus ir skaudžiai nubaus. Tai gerai, ką daryti? Negi grįšime į akmens amžių, kratysimės? Aišku, kad ne. Leisk pristatysiu agresyvų hardtailą. Tai yra tai, ko iš tikrųjų ieškai skelbimuose. Pamiršk tuos senus XC dviračius, kur sėdi, užrietęs nosį. Modernus hardtailai turi geometriją. Pavogta iš enduro dviračių, išneštas priekis, ilgas rėmas, suteikia stabilumo, leidžiantis nuo kalno. Ir svarbiausia, plačios padangos. Uždėk 2,6 colių pločio padangas, pripūsk jas mažiau apie 1,3 baro ir jos veiks kaip maža amortizacija. Tai yra čytas, apie kurį mažai kas kalba, jos sugeria smulkų daužimą, kuris vargina kojas ir duoda žvėrišką sukibimą. Tai realiai yra tiltas tarp standumo ir komforto. Ir svarbiausia, tokį dviratį prižiūrėti kainuoja centus. Reziumuojant, kad po to neverktumėt komentaruose. Suskirščiau jūs į 3 grupės. Suras save. Pirmas. Biudžetinis karys iki 1,5 € €. Bėk nuo naudotų senų fulų kaip nuo gaisro. Im gerą agresyvų hardtailą, būsi greitesnis, dviratis bus lengvesnis ir nereikės valgyti vien grikių, kad mokėtum už servisą. Antras. Trail mėgėjas, važinėjai vietiniuose miškuose, hardtailas dažnai yra tiesiog smagesnis. Jis gyvas, jis reaguoja. Su dideliu senu enduro fulu ant lygumų jausias kaip su traktorium greitkelyje. Trečias. Gravitacijos fanas arba skaudanti nugarą. Jei tavo tikslas yra tikri kalnai, baik parkai, dideli šuoliai, arba jei tau virš 30 ir skauda nugarą, tada taip, tau reikia fulo. Ne prabanga, tai yra būtinybė. Bet būk pasiruošęs, geriau pataupyk ilgiau ir pirk tvarkingą daiktą nei pigų lavoną, kurį remontuosi visą vasarą. O šiaip nėra vieno teisingo atsakymo, bet yra teisingas pasirinkimas tau. Nesivaikyk madų. Geriau būk tuo bičiuku, kuris skrenda su hardtailu, nei tuo, kuris stumėsi savo girgždantį dviratį į kalną. Jei vis dar nesupranti, koks rėmo dydis tau, tinka. Arba kodėl geometrija yra svarbiau už amortiko eigą, spausk šitą video, ten viską išaiškinau taip, kad suprastų net tavo močiutė. Susitiksim trasoj. Ačiū, kad pažiūrėjai šį video iki galo ir iki kitų video. Davai.